Sveiki visi. Šiandien gaminsim ukrainietišką patiekalą. Tai ukrainietiški blynai derūnai. Tam reikės bulvių, morkos, svogūno, aliejos, druskos, pipirų, grietinės, miltų, žalumynų, aš dėsiu petražolės, taip pat kiaušinių, česnako, maltą mėsą naudosiu vištienos šlaunelės naudosiu, pats susimalsiu, kad būtų šviežia ir skani mėsytė. Taip pat reikės grybų. Grybai nebūtina, grybą galima vien tik tai su grietinės padažu valgyti, bet grybai čia jau kaip pliusas, kad skaniau būtų. Tai pirmiausia susimalam mėsą. Mėsą susipjausiu nedideliais gabaliukais. Pamaišom su česnaku. Svogūną. Česnako. Mėsa sumalta. Dabar į mėsą dedu žalumynus. Pipirų pagal skonį. Druskos. Taip pat dedu. Nepilną šaukštelį kažkur tai, dar aišku reikia ragauti. Gerai išmaišom, prieskonių kitokių nedėsiu, tiesiog, kad būtų natūralus skonis. Gerai išmaišom, paragaunam. Ir įdarės paruošti. Skanumėlis. Dabar susitarkuojam bulves, svogūną ir morką. Morką, sako, reikia būtinai dėti, bus kitoks skonis. Pabandysim. Maišom morkytę. Morka. Bulvės sutarkuotos. Truputį pipirų, jeigu reikia. Mušam 2 kiaušinius. Receptas kaip visada po video. Pačioje video yra žodelis daugiau, paspaudžia šitą žodelį ir tada atsidaro receptas. Taip pat pilam čia miltus. Dedam druskos pagal skonį. Pradžiai šaukštelis ir paskui ragausiu dar. Gerai labai išmaišom. Ir košė bus paruošta. Paragaujam skonį. Ar užtenka druskos prieskonių. Skanu. Druskos tik tai truputį. Kažkur pusantro šaukštelio. Kuriam ugnį. Pilam aliejos.
lašelį. Spjaustom svogūną. Putę apkepam. Taip pat pasismulkinam grybus. Aš šį kartą turiu baravykus, bet nesvarbu, galite ir pievagrybius. Arba, kaip ir sakiau, galite tiesiog su grietinė. Grybai nebūtina, bet aišku, su grybais bus skaniau. Bus įdomesnis padažas. Susismulkinam truputį. Taip. Pilame svogūnus. Ir kartu apkepam truputį. Druskos. Pipirų. Jeigu reikia, žinoma. Ir kelias minutės pakepti. Grybai apkepę. Grąžinam juos atgal į indą. Įkaitinam keptuvę su aliejum ir dedam košės. Jeigu labai skista košė gaunasi, tai galima dadėti truputį miltų ar mano kruopų. Ir dedam mėsos tokį gabalą. Taip. Truputį spirgą. Uždedam ant viršaus. Na štai gavos tokie gražūs bliniukai. Tiesa tešla buvo truputį skistoka, gal morka čia sumaišė viską, bet truputį spirga. Dabar į indą dedam blynus. Ant blynų truputį grybų ir vėl ant viršaus dedam blynus. Ir taip iki galo. Kol paskutiniai blynai kepa, pasidarysim padažą, imam grietinės. Aš imu 18%, nesvarbu kokią, išmaišom. Tiesiai dedam truputį druskos, kiek reikia.
Kaičiam orkaitę 180 laipsnių. Išmaišom gerai. Maždaug 150 ml, 2-3 šaukštam grietinės. Aš su kaupu dėjau. Dedam paskutinius blynus. Užpilu dar paskutinius grybus ant viršaus. Ir užpilam grietinės skiediniu. Uždarom dangtį ir apie valandą į orkaitę, 180 laipsnių. Tai taip. Blynai pagaliau įsitroškino, patroškinau lygiai valandėlę. Tai kokie minkštučiai. Panašus labai į kėdainių blynus, tik mes netroškinam. Truputį padažą. Galima užsidėti, žinoma, dar grietinės. Na ir ką, bandysim paragauti. Imu su grybuku. Labai skanu, minkšti, sutroškinę, skonis labai geras. Mūsų kietesni kėdainių blynai. Čia kažkiek panašu į plokštainį, bet sakyčiau, kad grybai labai tinka, nors žinoma galima ir be grybų. Galima dėti pievagrybius. Tai štai, bandykit, ragaukit, viską reikia ragauti. Galima dar grietinės, jeigu reikia. Sėkmės ir skanaus.